Kvėpavimas – gyvybės pagrindas. Kuo mes kasdien kvėpuojame? Oro tarša viduje gali būti net 100 kartų didesnė nei lauke. Tačiau apie 90% laiko praleidžiame uždarose patalpose. Gaminant maistą sklinda kvapai, dujos, degimo produktai. Mus supa dulkės ir įvairios mikrodalelės. Kaupiasi anglies dvideginis. Buityje naudojamų chemikalų garai. Nevėdinamose patalpose kaupiasi virusai ir bakterijos. Atsiranda pelėsis. Rasoja langai. Kūrenant ugnį į patalpą patenka smalkės. Paprasčiausias būdas vėdinti – atverti langus. Tačiau pro atidarytus langus į namus patenka triukšmas, dulkės, alergenai, nepageidaujami vabzdžiai ir parazitai. Atvėrus langus šaltuoju metų laiku greit prarandama brangi šiluma, sukuriama sveikatai pavojingas skersvėjis. Net jei vėdinsite patalpą 3 valandas, grynu oru mėgausitės vos pusvalandį. Kaip gyventi sveikoje aplinkoje, kvėpuoti tyrų orų ir sutaupyti energijos? Komfortą jūsų namuose užtikrins šilumą taupanti vėdinimo sistema. Kaip ši sistema veikia? Patalpose įrengiami oro pritekėjimo ir šalinimo ortakiai. Sumontuojamas vėdinimo įrenginys. Šviežias oras iš lauko tiekiamas į patalpas. Užterštas oras surenkamas iš patalpų ir šalinamas taip, kad nesusimaišytų su tiekiamu oru. Iš lauko paimtas oras išvalomas. Jam perduodama iš patalpų šalinamo oro šiluma. Todėl taupoma oro pašildymui reikalinga energija. Tai vadinama šilumogrąža. Papildomai pašildytas oras tiekiamas į patalpas. Comfovent vėdinimo įrenginiuose naudojami pažangus rotaciniai šilumokaičiai sugrąžina net iki 92% šilumos. Tyro oro nepamatysite ir neišgirsite. Galbūt net neužuosite, tačiau savo šeimai sukursite saugią ir sveiką aplinką. Comfovent vėdinimo įrenginiai. Tyras oras jūsų namams.